Sibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Nauja pergalė atrodo tokia pagaliau, nes prieš pertrauką laimėjo Eurolygoje ir dabar po 3 pralaimėjimų. Koks tas bendras jausmas, ne? Ir šito atsipalaidavimo, atgaivos tokios, kad jau patas atkarpos. Be abejo, smagu laimėti ypač Eurolygoje, dar po tokio ilgo laiko tarpo. Žaidėm tikrai neblogai, geros rungtynės, manau, tai tokių rungtynių tikrai reikėjo. Paties startas 8 taškai iš komandos 12, pirmųjų taškų, atrodo, nedvėjoji nekiek, ne? Turėjai 2 progas 3 taškai įsimesti, iš karto įsmeigiai tą laisvę, kurią turėjai ir kiek galbūt paties buvo improvizacijos imtis. Nežinau, buvau laisvas, Belinėlį buvo vienas iš pagrindinių objektų gynyboje, kurį turėjom atakuoti, nesidengė, gavau progą, pasinaudojau, gerai ėjau į rungtynės, to reikėjo man. Kalbant apie tą darbą gynyboje ir paskui puolime, reikėjo persverti kelis situacijos kamuolį irgi yra sunku fiziškai, ne? Atrodo, pompa pagauna, kai reikia ir atstovėti prieš Liumbergą ten buvo situacija ir paskui persverti kamuolį klaida. Kiek pakerta, ne, tą kvėpavimą darbas abiejose aikštės pusėse? Be abejo, tikrai labai sunku. Manau, pradžioj būna sunkiausia, kai tik išeinam į aikštelę, būna šiokia tokia įtampėlė, tas apšilimas, nežinai, ar pilnai ar gerai apšilęs ar ne, jeigu būni neapšilęs, tada iškart viskas užsikrauna, užsispaudžia, tada būna labai sunku, bet antroj pusėje, kai būni įsižaidęs jau, tada gali imti ir kokias geras 3-4 minutės taip sunkiai dirbti. O puolime be abejo, kai tave spaudžia, o tu gynyboje spaudi tikrai nėra lengva. Tas nuovargis greit ateina, bet taip jau reikia daryti. Prie paties buvo tas momentas, kai Evansas pamovęs Belinėlį jo paties tais triukais, tritaškais su pražanga, atrodys epizodas ir paties šventimas buvo ten. Nežinau, be abejo, Kinanas jau ne pirmą kartą tai padaro, jaučia tą laiką, kada reikia išsimest, kai daro baudą. Šiandien ir prieš mane bandė padaryti Laumažas, tai kaip ir nesigavo, greičiausiai trūksta patirties jam, ne taip kaip Kinanui, tai be abejo, Kinanas labai gerai jaučia tuos dalykus, kada pasimta baudą. Ta pražanga prieš Laumažą, taip pat jautei, kad duos 3 baudas, nes iš pradžių davė ir paskui tik po peržiūros atšaukė, kaip pats galvoji, kaip gali spręsti ir kaip iš tikrųjų buvo paties sakim. Nežinau, pagal mane kaip ir norėjau daryti baudą, bet nesikabinau už rankų, atsistojau priešais, jisai kėlė. Šiek tiek buvo kontakto be abejo, bet ar buvo 3 baudų metimai, nežinau, teisėjai peržiūrėjo, nedavė, tai taip gavos, kad reiškia nebuvo. Kaip tos maikutės atrodo, retro gražintos, galbūt net kai kuriem atrodo gal geresnės nei dabartinės, kaip pačiam atrodo? Nežinau, smagu žaisti su tokiom maikutėm, kaip ir minėjau prieš tai, kad su alternatyviom maikėm buvom 2 pralošę iš 2, tai smagu, kad su šitom maikutėm nutraukėm tą prakeiksmą, tai tikrai smagu. Ir galbūt ateityje pamatysim dar kažkokių naujų. Tas paskutinė atkarpa kabintis, ne už tų šansų, kiek ten lygia, kiek dabar irgi prie savus ir gali, kiek užkrauna, sakykime, tai lemiamai po 3 pralaimėjimų. Be abejo, svarbu, aišku, į lentelę dabar nesižvalgom, einam į kiekvienas rungtynės, lyg jos būtų paskutinės ir tiesiog turim viską laimėti, o kai bus jau pažiūrėsim. Sibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.